pirminė mintis gal būtų, čia daugiau ne dėl mūsų, bet dėl tų, kas žiūrės ir klausysis, kad susigaudyt, apie ką čia yra kalba, tai aš pagalvojau, kad pirmiausia Dariaus gal paprašysim kaip Lasva atstovaujantį žmogų pristatyti iš viskas. Lasvas yra per organizaciją, ką jinai daro Lietuvos sporto pasaulyje ir iš kur jos teisės kažkokios, ar ten dėl ko jinai čia turi galę kažkokią. Kaip organizacija, paskui jūsų paprašysiu, kad pristatytumėt, kas yra per sporto šaka Fastlapas, kaip jinai gimė, kaip prasidėjo ir tokia, kaip įžanga supažindint pirmiausia mūsų konferencijos klausytojus, žiūrėtojus, tai eina kalba. Tai aš gal ir pradėsiu. Darius Grinbergas, Lietuvos automobilių sporto federacijos žiedinių lenktynių komiteto pirmininkas. Pati Lietuvos automobilių sporto federacija tai organizacija, kuri reguliuoja visą automobilių sportą Lietuvoje. Ta teisė, sakykime, suteikta ar jinai įgyta yra tai ir patvirtinta Lietuvos sporto įstatymo, kuris sako, kad bet kurią sporto šaką Lietuvoje reguliuoja tam tikrų sporto šakų federacijų. Ir Lasvas yra Tarptautinės automobilių sporto federacijos narys FIA ir vadovaujasi tarptautinė dokumentacija, vietinė dokumentacija ir taip bando užtikrinti, kad Lietuvos automobilių sportas atitiktų, sakykime, visas reikiamas normas. O dabar dėl Fastlapo. Taip, aš esu Giedrius Čenkus, vienas iš Fastlapo organizatorių. Kristijonas Vaičys, taip pat, kūrėjas ir vienas iš organizatorių Fastlapo. Taip, tai apie pačias varžybas, ar ne, kaip jos atsirado. Tai iš esmės mes patys buvom tie federacijos lenktynių dalyviai, sudalyvavome oficialiuose varžybose, patyrėm, kas tai yra ir paskiau iš to, galima sakyti, atsirado pats Fastlapas kaip varžybos. Tai buvo iš pradžių kaip tam tikros bendruomenės susibūrimas ir važinėjimas ir palaipsniui plėtėmės. 2011 metais pradėjom vykdyti ir trumpų distancijų lenktynės. Ir duotuoju momentu šiais metais mes turėjome 134 unikalius dalyvius iš 5 valstybių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Suomijos. Na ir tiesiog užaugome tokias ganėtinai populiarias lenktynės, kurios mūsų galva galbūt nusileidžia tik tai žiedinių lenktynių, tokių unikalių 1000 km lenktynę. Tai tiek. Vienijam tiek pačius mėgėjus, tiek vienijome sportininkus. Dabartiniai situacijai sportininkų nevienijame, nes jiem taikomos sankcijos iš federacijos pusės, dalyvaujant pas mus. Tai gal dabar prie pačio, kad konfliktas jisai ne naujas, jis nuo metų pradžios daugiau mažiau ir jau buvo į viešumą, pas mus portale buvo rašyta tiek Dariaus atsiliepimas į nuomonės Fastlapo organizatorių dalyvių. Galima? Gal duokim jūsų pusėje atsakyti viską. Taip, mūsų pozicija, norėčiau, kad nekiltų iškart dviprasmiškumo. Mes esame kaip už instituciją federaciją, kaip esame už. Tačiau nesame už tokią federaciją, kokia jinai dabar yra. Tai yra nelanksti ir taip toliau mes išsiaiškinsim šitą debatų metu, kas joje yra, kaip mes ją matome, kad jinai būtų gera, kaip norėtume ją matyti. Dėl to pačio įstatymo, ar ne, mes konsultavome su Kūno kultūros sporto departamento teisės skyriumi ir mūsų varžybos yra visiškai legalios. Sporto kodeksas galioja tik tai patiems sportininkam ir LAS nariam, taip kad jos yra legalios draudžiamomis, na čia toks varijuojamas terminas, tiesiog neva jos yra draudžiamos, bet realiai jos draudžiamos, taip pat tiem sportininkam, kurie turi licenciją. Draudžiamas sportininkam. Dabar, kai jūs sakėte, kad nepastatysite policininko, ten taip toliau, kad aš turiu ištrauką iš tarybos protokolo. Čia pasireiškia Ričardas Urkus, teisininkas. Ir tokia ištrauka. LAS administracija buvo gavusi ne vieną pranešimą apie rengiamas nelegalias varžybas, suprask, viena iš jų Fastlapo.
Ir šią informaciją perdavė vietos savivaldos institucijoms, kurios nedelsiant reagavo ir neišdavė leidimo organizuoti nelegalias varžybas. Tai visgi sakot, kad nedraudžiat, bet taryboje kalbama yra kitaip, kad yra imasi aktyvių veiksmų, bandant kažkaip įtakoti organizavimą. Natūralu, tai numato ir sporto įstatymas. Tai, bet aš manau, Sporto įstatymas, aš sakiau. Aš manau, kad mes turbūt ne to čia susirinkom iš tikrųjų. Tai čia tiesiog aš jums atsakiau, kad jūs neįtakojate, realiai jūs įtakojate. Pati priešistorė, nuo ko prasidėjo, sakykime, to konflikto kilimo priežastis, iš jūsų kodėl jis kyla. Iki 11 metų pradžios tokio konflikto kaip ir nebuvo, buvo neklasifikuojamos varžybos pagal LASKO įstatus, ta prasme suderindavo tam saugos planus panašiai, gaudavo visada LASKO pritarimą, tos varžybos vykdavo, tai visi buvo patenkinti, tarkim, varžybos vykdavo saugiai, laikantis visų saugumo reikalavimų ir taip toliau. Dėl vienokių ir kitokių priežasčių 12 metais pradžioje visuotiniam susirinkime buvo priimtos įstatų pataisos, kurioje bet kokios mėgėjiškos varžybos Lietuvoje buvo panaikintos. Buvo paliktas tik klasifikuojamos varžybos. Absoliučiai. Buvo padarytas mano manymu, ir aš tai buvau, savo nuomonės tokių suvažiavimų metu, yra daromas visiškas absurdas. Mes uždarom bet kokią galimybę, bet kokiam mėgėjiškam autosportui. Tai yra mes jūs perkeliam visiškai kitą lygmenį, licenzijuojame visus sportininkus, organizatorius, panašiai ir panašiai ir panašiai. To atsiranda ten papildomų saugumo reikalavimų, taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, bet koks žurnalistų radijos nesuderintos su federacija yra negautas jų palaiminimas ir žurnalistai važiuoja be licenzijų. Yra nelegalios varžybos lygiai taip pat kaip slaptas, bet kokios policininkų rengimo ir panašiai vyksta kas metais, nežinau, kaip ta šventė vadinasi, geriausia policininko rinkimai, kur tikrai viršiamas greitis, norint atlikti tam grėsminius rangus panašiai, viską nelegali. Tokie automobilių mėgėjų klubai, tarkim, aš, bet to, kad esu sporto klubo vadovas, su asociacijos Salzburgo klubas, visuomeninė organizacija, prezidentas išrinktas prieš 4 metus ir mes kiekvienais metais darome renginius tiek Lietuvoje, tiek bendradarbiavame su Latvijos klubu, kur vyksta žmonių susipažinimas su automobiliu. Ta prasme, vėlgi darom kažką panašaus į paslapą, uždaroj trasoj, leidžiam pavažiuoti žmonėm greitį, kad jie suprastų, kas tas yra greitis, kaip valdyti automobilį. Tai vėlgi, tokios visos varžybos patapo nelegalios. Ir aš pats dalyvaudamas šiose varžybose jau 2 kartus nusižengiau, nes mes siekiam, kas greičiau veiks ratą saugioje trasoje uždaroje. Tarkim, mano nuomonė buvo padaryta didžiulė klaida ir šito įstatų pakeitimo pasekoje atsirado terpė bręsti šitam konfliktui. Ne, aš norėjau tik tai pasakyti, kad Lietuvos automobilių sporto federacija yra Tarptautinės automobilių sporto federacijos narys. Jis įsipareigojusi yra prieš Tarptautinę federaciją taip laikytis Tarptautinio sporto kodekso. Visi, kurie čia esame, tai kurie šiek tiek prie lenktynių, matyti, yra skaitę tą Tarptautinį sporto kodeksą, ten labai aiškiai yra parašyta ir iš tikrųjų neišsiplečiam. Bet kuris veiksmas, kuriame yra siekiama rezultato, tai yra, ar tai matuojamas laikas, ar tai matuojamas, kas pirmas pasiekė finišą, tai yra automobilių sporto varžybos. Ir nesvarbu su kuo, tai svarbu, kad su 4 ratais, nes tai 4 ratus reglamentuoja, kaip tas automobilis atrodo, kokios galingumo, tai visiškai nieko nereiškia. Taip jau yra. Ir iš tikrųjų, tos tvarkos kaip ir federacijai pačiai reikia laikytis. Dabar jūs sakėt, kad tai ne licenzijų klausimas, tai truputuką siūlyčiau nemeluoti jums, nes ištrauką turiu iš mūsų pokalbio, kuris vyko kovo 28 dieną. Ir cituoju, čia jūsų žodžiai, jeigu kalbėti apie reisą, reisas tai yra lenktynės, tai aš nedėsiu savo parašą ant nieko, jei ten dalyvaus nelicenzijuoti lenktynininkai. Tai jūs sakėt, kad tai nėra licenzijų problema. Ne, aš kalbėjau apie licencijas kriterijus. Neplakim viską į vieną vietą, ne, aš kalbėjau ir yra tenai, aš visą susirašinėjimą su visiems persiuntęs mūsų, kad maždaug žmonės orientuotųsi, kad mano buvo siūlymas, kad, sakykime, tiem pradedantiesiems palikim.
taip, galbūt pereinamą periodą, galbūt dar kažkokią mintį, gal jiems ir nereikia tų licencijų pradžiai. Tai tas visas yra ir aš manau, kad ir taip ir gali būti, ne? Bet jeigu lenktynininkas sportuoja, iš tikrųjų ir rimtai užsiima to sportu, ir tai Dabartinė situacija, kokia licenzijos yra reikšmė apskritai? Kaip? Ką duoda licenzija dabartinė? Suteikia teisę dalyvauti ant automobilių sporto lenktynių. Viskas. Tai žinoma. Tai daugiau jinai nieko neduoda, tik teisę. Nuolaidų parduotuvėse neduoda. Bet... Kaip duoda, renginiuose duoda nemokamai. Nu jo, nemokamai gali patekti visus automobilių sporto renginius Lietuvoje. Tai gerai, tai jūs pataisėte patys, ne? Tam tikra rinkliava, ar ne? Aš taip suprantu. Ne, tai yra licenzija, tai yra ne rinkliava, nemaišykim licencijos su piniginiais santykiais. Nes mes dabar matome kaip rinkliavą, nes iš federacijos pusės mokėdami tiek organizatoriaus licenciją, tiek stojimo mokestį kaip organizatorius, kaip juridinis asmuo, tiek dalyviams išsiimdinėti licenciją. Mes matom tai rinkliavą, nes jokio kažkokio atbulinio ryšio, kažkokia tai pridėtinės vertės mes visiškai nematome. Tai vienas yra iš tų priežasčių. Taip, čia pridėtinė vertė, jeigu kalbėti apie pridėtinę vertę, aš vėlgi, mes apie tai ne vieną kartą esame diskutavę. Mes pasakom dabar. Kiek čia verta plėstis, bet aš pridėtinę vertę ne vieną kartą buvau sakęs. Viena iš pridėtinių verčių tai yra, kad žiedinių lenktynių komitetas taip peržiūrėjo ir taisyklės, ir techninius reikalavimus ir davė savo pastabas, kaip tai būtų geriau, ne padaryti. Ir iš tikrųjų tos pastabos buvo ir įvertintos, ir neatmestos. Tai jau viena iš pridėtinių verčių. Kita pridėtinė vertė, kuri yra labai svarbi ir dar labiau svarbės, iš tikrųjų, jeigu galvojant apie sportininkus. Lietuvos automobilių sporto federacija pradeda labai rimtai dalyvauti įvairiose tarptautinės automobilių sporto federacijos programose, kurios numato jaunų sportininkų ugdymą. Ir licencijuoti sportininkai, jie įgauna teisę dalyvauti tose programose, kurios jiems nieko nekainuoja, taip, kaip šiemet dalyvavo FIOS akademijoje Jonas Gelžinis, taip, jisai buvo išrinktas vienas iš tų asmenų. Vienas iš kelių. Iš 4, kurie atitiko tos kriterijus, kurios nustato Tarptautinė automobilių sporto federacija. Ar mėgėjai atitinka tos kriterijus? Ar mėgėjai atitinka tos kriterijus? Mėgėjai? Taip, ar mėgėjam yra poreikis? Ne, palaukit, nemaišykime. Tai mes dabar... Žiūrėk, aš daviau vieną pavyzdį, taip. Jonas yra profesionalas, taip. Ir ten buvo galimybė sudalyvauti profesionalams, taip. Yra kitos programos, kuriuose galima sudalyvauti tiems, kurie tik tai pradeda savo karjerą. Tai yra metai, 2, o gal jis tik pradėjo, vieną etapą suvažiavo ir jis nori pasitobulinti. Tai tos programos irgi yra. Ir tai jau yra pridėtinė vertė ir jose galima ir reikia dalyvauti ir automobilių sporto federacija Lietuvos irgi dalyvauja viso. Šiais metais buvo daugiau tokių programų. Atsiprašau, galima trumpai, aš norėčiau tiesiog matau, kad diskusija pas mus tikrai ne apie pusę krypsta. Pirma, vėlgi, aš bandau būti toks kaip nepriklausomas, nes šita lenktynių serija yra, mano manymu, labai perspektyvi ir gera. Antra, aš esu LAS narys ir esu LAS dalyvis. Aš noriu pakalbėti šiek tiek nepriklausomai. Pirma, šie dėliokai padarė tikrai ženkliai gerą darbą. Jų šiaip paprastu darė pripažinti, nes žiedo komitetą pakvietęs nebūtų. Pakvietė komandą. Tai būtent už tai, kad iš kitos pusės, kaip pats esat 1000 km organizatorius, pakvietėte tą renginį. Tai aiškiai pripažinot, kad tai tikrai geras renginys. Ir niekam jokios galvos skausmo iki 12 metų šitas renginys nekėlė. Man teko visiškai atsitiktinai būti žiedo komiteto posėdė, kur sprendėsi, pavadinkim, bet bereskantis santykių aiškinimas, kol kas tai buvo nekonfliktas. Ir aš tiesiog matau, kad dvi pusės negirdi, ką sako kita pusė. Viena pusė sako, kad mes taip be abejo, mes būsim, išaugsim ir būsim federacijos dalis, bet ne tokios federacijos dalis, o federacija, kaip žiedo komitetas, negirdėdama šitų argumentų, bando diskutuoti kažkokiam kitokiam temam. Pateiksiu pavyzdį, ko nenori jie ir ką gavau šiemet aš. Šiemet bandėme rudenį padaryti tokią gražią lenktynių seriją, tai yra sezono pabaigimas žiedinių lenktynių, iš pradžių buvo kodinis pavadinimas rudens taurė, o finale padarėm trumpų distancijų varžybas Nemuno žiedo taurė 2012. Supaprastinom sąlygas, ta prasme, Lietuvoje yra 3 lenktynių serijos oficialiai LASKO pripažintos.
pažįstamos, ta prasme žiedinės, tai yra mini žiedinės lenktynės, trumpų distancijų lenktynių čempionatas ir ilgų distancijų lenktynių čempionatas. Padarėme varžybas, leidom dalyviams startuoti su automobiliais pagal šitų 3 varžybų taisyklę. Ir, tarkim, mano visa idėja buvo, kad pritraukti jaunimą kartingu, iš kartingo atėjusiem lenktynininkam nėra ką važiuoti. Pagaliau svajonė išsipildė, atėjo pirmas kartingistas paruošęs automobilį. Aš asmeniškai, man plaukai pasišiaušė ir pražilau, kaip jis buvo pasitiktas, darė, patikėk manim, teisėjai, techniniai komisarai, jie neskaitė taisyklių, išvijo vaiką lauką. Taisyklėse parašyta, jeigu galima pagal žiedo taisyklės važiuoti, automoto šalmas, nebebus kombinezonas. Žmogų išvarė lauką, sako, FIA homologuotas kombinezonas ir auto šalmas. Pats, jo, aiškintis laukas gražiai. Kaip yra, sakau, atsiprašau, bent taisyklės skaitėte. Neįsivaizduoju, kas įvyko. Žmogų obaliai persivertė. Ir žinai, kas man pažadėjo? Pažadėjo, kad šitais metais jokiais būdais negausiu lenktynininkų licenciją. Bet aš kažkokia neįstovėta. Aš organizatorius iki to momento, kol jis neatėjo, jis tapo karalius. Bet šito žmonės nenori, o tokia situacija. Aš per tą laiką mašinos registravo 5 automobiliai. Sakau, dabar gerbiamas teisėjau, ką jūs darysite? Neįleisit mašinos į trasą? Taip, važiuos keturi. Su vaikui suorganizavau, pats paskolinau homologuotą kombinezoną. Maišuntį. Konfliktas tęsis dėl šalmos. Ne automobilinės šalmas. Sakau, žmogau, atsivers taisyklės, jūs tikrai kaip įspėjame. Atvežu taisyklės surau. Gerai, atnešu šalmą čia. Atnešu šalmą, sako, matai griežtas, plaukiai čia. Čia yra asmenybių problema. Bet atskirkim tokį dalyką, yra profesionalios lenktynės, dėl kurių aš žinau, kad ir viena ir kita pusė sutinka. Apie profesionalius lenktynininkus jūs sutinkat ir dėl rėmų ir taip toliau ir panašiai. Nu yra, ne dėl 1000 profesionalo yra vienas, Jonas. Bet turim čia kalbam apie mėgėjus, kurie galvoja, kad jie galėtų būti lenktynininkais. Tai jų problemas reikėtų spręsti, nes... Vat aš noriu, iš tikrųjų, Rimvydas gal gerai pradėjo, kad mes kartais nesusikalbam. Mane ta terminologija kartais užgožia visiems galvas ir jie nesupranta terminus vienaip, kiti kitaip. Iš tikrųjų, ką reikia padaryti, pasiūlykit. Mes siūlom. Palaukit, aš neuždaviau klausimą, pasiūlykit, ką reikia padaryti, kad visi licencijuoti lenktynininkai galėtų dalyvauti gerame renginyje, FastLapo ir lenktynėse, ir FastLapo formate. Grąžinti nepasifikuojam grąžintinės, paprastuoju būdu. Padaryti tą, kas buvo iki šiol, tai buvo visi patenkinti, laimingi, tiek sportininkai, tiek federacija, tiek organizatoriai, tiek lenktynininkai, buvo visiems viskas gerai. Žiūrėkit, neklasifikuojamas lenktynės ir Donatas turbūt yra skaitęs tos dalykus. Tai iš kažkur, gal iš tarybinių laikų buvęs užsilikęs kažkoks tas punktas, net tarptautiniam sporto kolegijose nėra tokio punkto. Bet aš manau, mes vėl link to neeinam, kad link to popierizmo. Pasakykit, ką padaryti, kad leisti lenktynininkams su licenzija dalyvauti FastLape. Juk to mes norime, taip? Ne atvirkštinio proceso. Tai jeigu reikia kažkokios pagalbos ar ką, ar tos pačius dokumentus sutvarkyti, kiek licenzija 100 litų kainuos organizatorius. Tai gerai, jeigu sakykime, tame yra klausimas, ar tame, kad lenktynininkams reikės išsiimti licenciją, tai galime pasiūlyti, jeigu jums tai tinka, ne, tai pačiai tarybai, kad atleiskim metams, 2 ar kažkiek tuos dalyvius nuo licencijos mokesčių. Dar kartoju, tai nėra licenzijos klausimas, tai yra pačios federacijos nekompetencijos, nelankstumo klausimas ir mes tokioj federacijoje nenorime būti. Tai ką dabar daryti? Aš taip jau... Tai va dabar aš dar kartą siūlau. Išsikišiu. Mane iš tikrųjų visada stebina, jau 10 metų ir daugiau stebina žmonės, kurie sako, ką duoda licenzija, ką duoda laisvas. Atsiverčiu jūsų įstatus, matau nuorodas į FIA, nuorodas į viską. Juk laisvas tai kas, tai yra bendruomenė. Iš tikrųjų tai yra bendruomenė, susikūrė ant pagrindo sovietinio, prieš tai buvo kitas automobilio klubas, tai yra bendruomenė žmonių, kurie suėjo ir sako, mes sportuosime pagal tam tikras taisyklės, tam, kad tai būtų iš tikrųjų sportas. Nes jei to nėra, to sporto nebus. Yra tarptautinė organizacija, laisvas prisišlėjo prie tarptautinės organizacijos įstojo, tai yra tam tikras standartizuoti dalykai, kadangi pirmiausia tai yra ne šiaip sportas, bet tai yra sportas su tam tikromis grėsmėmis. Tai yra
ir yra patirtis. Kai rašom, kad lankai neatitinka tokių ir tokių reikalavimų, tai reiškia, kad mes iš kažkur kitą patirtį turime, pasidarysim lankus, kurie bus taip pat saugus arba panašiai saugus. Ne? Taip, turi Suomiai, turi Švedai, savo šalmus gaminasi dar, tai yra ekspertizės atliekamas ir taip toliau. Tai vis tik prisišlimas prie Lasvo yra įstojimas į tam tikrą bendruomenę. Tai yra žmonių, kurie negali be autosporto gyventi, myli tą, kaip visi čia susirinkę. Ne? Yra net mes žurnalistai ir aš iš vis dabar nebepriklausantis tam, tai yra mano hobis. Ne? Tai klausimas, ką daryti su Lasvu. Ne? Jeigu Lasvas netenkina, tai yra kaip ir su kiekviena bendruomenė. Tai yra daryti įtaką toje bendruomenė, kad jinai keistųsi. Tai nėra nei kažkokie biudžetai, nei dar kažkas. Galų gale, jeigu trūksta to biudžeto, taigi, sakykit, kreipkitės į komitetą. Taip, nebūtinai ten tos raštus rašyti. Gerai, sakykit taip, surašysim už jūs raštus. Ne? Taigi galima gauti ir tą pačią finansavimą, kas gali padengti visą tai. Kodėlgi ne? Tai jeigu yra nauja jauna serija, populiari serija, kuri teisinga serija, tai tik jeigu reikia viską sutvarkyti, tai galima kitą sutvarkyti ir dar gauti tų pačių finansų. Nematau problemų. Dabar sėdite, gražiai kalbate, viskas, kad sutvarkysim, taip, jūs visą laiką gražiai kalbate. Tačiau kur yra tie garantai, kad kažkas nepasikeis po 2 metų, po metų? Po pusmečio to pačio. Po pusmečio. Ateisim. Ir kas tada? Ir mes jau kelio atgal neturime. Nes mes esame licenzijuoti, dalyviai yra licenzijuoti, visas kontrolės mechanizmas yra jūsų rankose. Gal ne jūsų, gal yra tarybos kažkokiu. O gal jūsų? Tai kas trukdo žiedo komitete? Bet tai yra per didelė. Mes kalbame apie pažadus, ne kaip viskas bus gražu, kaip čia reikia viską taisyti ir daryti. Gražu visko nebus, žinau, todėl kad viskas auga taip pat kaip ir mes visi augame, ne? Keičiasi žmonės, kai kurie nebepasikeis niekada Lasve esantis. Ateis kartų karta, kaita kartų, bet ta nauja karta, kai ateina, tai irgi, aš kartais buvau labai kritiškas senųjų atžvilgių, bet jaunimas, kur tas jų aktyvumas ir per to, kad kol tu važiuoji, tau yra smagu, bet 4 ryto atsikelti ir varyti į krosą, ten teisėjų bokštelį stovėti, pasiskaičiuoja dėl 30, 40, neverta, ne? Tai yra, ir tas labai akivaizdu, kai reikia paskui profesionalius teisėjus surinkti. Ja, aš noriu neiškrinta Lasvas, juk neturi armijos žmonių, kurie paprikazo ateis ir dirbs varžybose. Tai gal tada reikėtų federacijai labiau deleguoti daugiau teisų? Labai trumpai pabandysiu vėlgi iš savo klientų. Esu verslinė, pasitačiau vienas iš ilgų distancijų čempionatų iniciatorių. Tarkim, aš ten esu federacijos dalis, aš dalyvauju, aš noriu pasakyti savo įspūdžius, kaip man sekėsi šiemet su to čempionatu. Pirmiausia, mes pradėjome gan vėlai organizuoti, nes tiesiog pernai metais panaikino šitą lenktynių seriją, organizatoriai atsisakė organizuoti, lenktynininkų daug, sportininkų daug, mašinų paruoštų yra, mes susibūrėm sportininkai į grupę, pasikvietėm Darių, nusistatėm formatą, darysim. Pirmiausia, ką aš atėjęs į Lasvą parašiau, man reikia šio čempionato organizatoriaus teisų. Kaip Darius neteisingai sakė, kad Lasvas neorganizuoja varžybų, Lasvas yra visų čempionato organizatorius. Teisų turėtojas. Organizatoriaus teisų turėtojas. Tai paimkim organizatorius. Bet ne fizinis organizatorius. Sudaro iš atskirų etapų ir tada skelbiam konkursą ir tų etapų organizatorius. Žinodamas, kad Lasvas nepadarys nei vieno judesio to čempionato organizavimo klausimų, nei rėmėjų pritraukimo, nei populiarinimo, nei darbo su žiniasklaida, įsibroviau, vos ne įsibrovimo būdų, įsiprašiau į tarybos posėdį. Ir sakau, bus taip ir taip, aš turiu organizatorių, aš turiu, tarkim, paruošęs lėšas, leiskite man organizuoti, duokite man teises to čempionato, turėsim gerą čempionatą, aš galėsiu pritraukti rėmėjus, ne į atskirus etapus, bet į čempionatą, populiarinimą, pristatymą žiūrovam, žiniasklaidą ir taip toliau. Vėlgi ta sustabarėjų sistema, vėlgi teisininkas, jis įrodė, kad tai būt negali, nes aš galiu pažeisti kažkano menamus interesus ir kažkas menamas man negali paduoti į teismą, kad tai buvo padaryta be konkurso ir man perduoda teises. Nu, atsiprašau, tokios serijos lenktynių nebuvo. Lenktynininkai surinko patys, sako, duokit mum ją daryti. Ir tau neduoda. O dabar sėdi iš kitos pusės, sako, jūs ateikit, mes jums viską duosim. Tai matote, kokiu absurdu tai eina. Iš vienos pusės sakom, ateik, o iš kitos pusės, aš sakau, man duokit, aš viską padarysiu. Ir šiemet tas čempionatas buvo juokingas, visi šio juokėsi, nes aš negalėjau pritraukti rėmėjų. Dalį lėšų skyriau savo nuosavų, mano klubas yra gan skurdus, jau šiaip
Ir dar lėšų davė skiriau ten, pats kūriau viešas taisyklės, reikalavimus, ten Darius bent jau padėjo tom, kad visada jas patvirtindavo, tikrai ten nebuvo jokių priešpriešų. Bet aš naktim sėdėdavau prieš ruošiantis varžybom, darydavau taisyklės, derindavau papildomus nuostatus. Ir finale, Bet ką, ir dabar atsakyti, kad žmonių dėka ir yra, žinoma. Tai vat aš sakau, yra žmonės, reikia tiesiog pakeisti šitą sistemą, laisvą ir antiečius tabarėjusi, kad jos taisyti neįmanoma, reikia pakeisti. Ir dabar Paslapo dėka tikrai dalis tų sportininkų sporto klubo suprato pagaliau, kad jie yra laisvo dalis, kad jie tai yra sprendžiantys tie žmonės, kad jie gali eiti tos suvažiavimės spręsti klausimą. Vietoj to, kad neik ir nieko nedaryti, jie suprato, pamatė, nes ta prasme, mes buvom išsireikiavę, visi lenktynininkai buvo už, varžybų organizatorius buvo už, ir mes buvom visi vienbalsiai pritarę nusispjauti šitą laisvą sprendimą ir priimti į mūsų tarpą, į varžybų startą tos du suspenduotusius lenktynininkus. Ir tarkim, vienintelis atsirėmėm į tai, kad Lasko atstovas, aišku, kaip ir jam priklauso, atsisakė pradėti varžybas, kadangi ten važiuos. Tarp lenktyninkų bendruomenė tas, ir taip būrėsi po truputį darosi tokia bendruomenė. Tai yra, mūsų sujungia ir patikėkit, buvo 18 automobilių ir apie 50 gal lenktynininkų. Tai yra didžiulio masės žmonių. Tai yra, Tai kaip tu nori pakeisti? Iššaudyti visus? Neiššaudysi, ne? Tu gali, čia ne tokia šalis. Taip, tu gali tik tai demokratiškai balsuodamas tą padaryti. Veikdamas, įtakodamas, taip, sudarydamas savo programą, pasikviesdamas savo komandą, kuri tikrai bus ura. Aš manau, tikrai netgi šitokios jūsų išsakytos mintis laisvo narių tarpe turėtų didelį palaikymą. Jis turi didelį palaikymą, patikėti. Taip, kad dėl to kelti, pavyzdžiui, kad ir paprastą dalyką, kad narys, jeigu jis neturi pareiškėjo licenzijos, tai yra sportininkų, kad jis negalėtų sportinius reikalus kištis. Irgi galimas pasiūlymas, tai yra, senai buvo svarstyta tokia, tai yra, jeigu tu, nes dabar taip, tai yra, bet vis tiek. Taip pat turbūt puikiai žinai, kaip mes negali būt pakeisti, aš dabar įstatų grupės darbo narys, dar yra įstatų grupės darbo. Ir negali būti pakeisti tik tai dėl tokių biurokratinių dalykų, kažkas susiskiria ir sako, aš nesuprantu ir man nereikia. Šiaip iš autosporto pusės, tai šitas susitikimas, kad įvyko ir Darius iš tikrųjų atstovauja tiesiogiai Laisvą, tai yra parodo, kad nėra viskas beviltiškai autosporto pasaulyje. Tai yra kitose federacijose, kitose sporto šakose yra dar viskas, dar nežinioje didesnėje. Tai yra diskusija, kuri visada buvo ir bus, atsiras kita sporto šaka, kurią neaišku, kaip traktuoti iš vis gali būti. Tai yra ir svarbu tos punktus konkrečius įvardinti, kurie būtų neasmeniški. Tai yra ne dėl to, kad kažkoks tos punktus įvardinti ir toliau, manau, tą temą pratęsim kažkokiu tai kitą formą, galbūt ne vieša diskusija, bet straipsnį pavidalu ar dar jau paskui. Vis tiek noras visur, kas keisčiausiai, visada noras visų vienodas yra, kad tas autosportas vyktų. Tai ir jisai augtų. O tos taisyklių nustatymas sudėtingas dažniausiai visada būna bendrų, kuris būtų priimtinas. Jos buvo tenkinu iki šiol, bet pasikeitė, tai ir turim dabar. Tai yra žingsnis į pokyčius, reiškia. Žingsnis regresinis kažkur. Nebūkim pesimistai. Mes pamatysim rezultatą, aišku. To nebūtų. Prieš 15 metų buvo dar prašiau, atrodo, nebuvo net juridinės bazės laisvos sutvarkytos. Daug dalykų keičiasi. Kai čia toj mėsmolėsi taip atrodo, kad yra beviltiškai, bet jūsų nebuvo prieš 5 metus ar prieš 10. Iš tikrųjų, aš galiu prisiminti BMW teorijos istoriją, kai dėl to, kad nebuvo tos teisinės bazės ir dėl to, kad nebuvo sutvarkyti mokesčiai, iš tikrųjų, ir mes buvom įsivėlę į labai didelį konfliktą su Lietuvos automobilių sporto federacija. Todėl, kad buvo irgi, kadangi tai buvo nereglamentuota, tai nebuvo tų mokesčių už komercinio vardo naudojimą, nors mums irgi tai atrodė iš pradžių, kad tai yra nesąmonė, bet po to pasiskaičius FIOS dokumentus, išnagrinėjus, iš tikrųjų taip, visų čempionatų automobilių sporto savininkas defaultų yra FIA, kurie perduoda nacionalinius čempionatus nacionaliniai federacijai. Ir niekur tu nesidėsi, ir ką, ir šnekėjom, ir nuo to gimė tada, toks, sakykime, gana logiškas dokumentas ir už komercinių vardų naudojama. Ir
Ir vis labiau įmanoma susitarti. Mes Dabar susitarėme. viskas pakankamai reglamentuota, aišku. Aš manau, kad trūksta dar daug dalykų. Taip. Jeigu nurodysi, Reglamentuota labai daug, bet ten yra taip painu, kad galima koją nusilaužti. Jo. Ir jokių aiškių kriterijų nėra. Ir čia neginčio labui, bet man atrodo aiškus visi gali kriterijus sutarti. automobilių sporte yra vienas, kas pirmas kirto finišo liniją. Taip, visa kita iš tikrųjų pasižiūrėkit, bet kuriuose taisyklėse, ne kiek iš karto kyla interpretacija. Todėl, kad tiesiog neįmanoma visko aprašyti. Bet turėkim vieną dalyką, tai tikrai ir aš linkiu, nežinau, nuo ko čia pradėti keisti, nes pačiam nors keisti. Nėra skaidrumo. Nėra net tiek skaidrumo, kaip pavyzdžiui tas eslopo dokumentas, kiek man reikėjo, kad aš jį gaučiau. Tai turi būti viešai dokumentas pateiktas. Antras dalykas, turi būti, ten krūva taip surašta vedyba, ten šis blogai yra gramatinės klaidos, yra punktai išbarstyti, yra dokumentai padrikiai, kai kurie net neatsidarantis. Antras dalykas, kad lenktynininkas turi turėti teisę susipažinti su visais šitais dokumentais. Tai turi būti pateikta paprastu formatu, kad ir antras dalykas, kad tas, tarkime, svojo reikalas, kad, jeigu planas yra pakabintas, kažkas turi pasirūpinti, kad jisai būtų tikras ir veikiantis. Jeigu nėra, kažkas turi prisimti kaltę. Dabar kaltės niekas neprisijėmė. Čia jokiais būdais nei žiedo komiteto adresuota. Čia tiesiog. Tai žiūrėsim, kaip tam vaikinukui seksis teisme, nes jis yra visiškai teisus. Jo saugumu turėjo būti pasirūpinta, bet nebuvo. Tai pamatysim. Tai ką, nepamirštam tos temos. Lauksim jūsų tada konkrečių punktų be asmeniškumo, ką galima pasitarpinėti. Ir tas, aš manau, čia, tiesą sakant, tikrai džiaugiuosi, kad Laisvės sutiko viešai šitą dalyką diskutuoti. Čia nėra kas lietuvai, man keista, Tomas sako, kad trūksta viešumo. Darius ir Laisvės tai netapačinti. Darius yra žmogus, su kuria galime diskutuoti Laisvės, jeigu mes priimame, kad ta sistema yra visai kažkaip. Darius yra žmogus, iš mūsų organizatorių. Pabaigdamas noriu pakviesti pas Lapą stoti, tapti Laisvės nariais, būti tais, kurie tą federaciją, kurie priima sprendimus. Ir noriu palinkėti visiems autosporto klubam, kad daug dalyvauti Laisvės veikloje, dėl to tada ateitinėms tokių konfliktų, nes čia yra amžinas klausimas, neįsiu balsuoti, nes ten taip blogai viskas. Tai jeigu tu neįsi, tai tada tikrai žinai, kad yra blogai. Tai jeigu ateisi, pabandysi kažkaip, tada viską yra. Tik ačiū tada visiems, kad šitai 15 minučių konferencijai sudalyvavote ir ta tema, kaip sakoma, tęsis.